Svaigintis jis pradėjo nuo 5 klasės, dabar jam 25. Ir sunku patikėti, kad toks jaunas, o jau žino, kas yra alkoholizmo liūnas. Žino, kaip iš jo išbristi ir jau seniai moko jaunimą, kaip į šį pragarą nepakliūti. Jis sako, tai jūs, dėdės ir tetos, mokote jaunimą gerti, parduodate vaikams alkoholį, jūs sukūrėte gėrimo kultūrą, o mes ją sugriausime. Astos Martišiūtės pasakojimas apie jaunuolį, kuris siekia pakeisti Lietuvą. Maudymosi sezonas dar neprasidėjo, bet Blaivaus festivalio Varom organizatoriai jau filmuoja reklamą. Blaivinti Lietuvą jaunimas pradėjo jau seniai. Šis jūs festivalis jau 5. Aš pats taip gyvenu. Mane tai veža ir aš matau, kokia tai yra, kaip galima linksmintis, kaip galima leisti laiką blaiviai. Mes patys, tas festivalis, jis gimė ne iš to, kad mes gavom maišą pinigų ir galim suorganizuoti kažkokį tokį vakarėlį. Mes, draugų būrys, leisdom laiką blaiviai. Tęsinys netrukus. Maudymosi sezonas dar neprasidėjo, bet Blaivaus festivalio Varom organizatoriai jau filmuoja reklamą. Blaivinti Lietuvą jaunimas pradėjo jau seniai. Šis jūs festivalis jau 5. Aš pats taip gyvenu. Mane tai veža ir aš matau, kokia tai yra, kaip galima linksmintis, kaip galima leisti laiką blaiviai. Mes patys, tas festivalis, jis gimė ne iš to, kad mes gavom maišą pinigų ir galim suorganizuoti kažkokį tokį vakarėlį. Mes, draugų būrys, leisdom laiką blaiviai. Tiesiog važiuodami į festivalius, į vakarėlius, patys darydamės vakarėlius ir iš to mes matėm, kaip mes linksminamės, kaip smagu yra taip leisti laiką. Iki 7 ryto gali šokti, linksmintis ir mes nusprendėm, kad norim parodyti plačiau, nes žmonės dažnai nežino to, nemato. Tai mes nusprendėm, kad norim pamatyti, kad žmonės plačiau pamatytų ir mes organizavom festivalį. Tai vienais metais, 2, 3, 4 mes tai darom ir darysim toliau. Dar visai neseniai Simonas gėrė, rūkė ir vartojo narkotikus. Tai aš seniau visiškai kitaip gyvenau, mano gyvensena buvo nuo 5 klasės, kas visiškai taip irgi netelpa jokius rėmus, mano nuo 5 klasės gyvenimas buvo visai kitoks. Koks? Vartojau alkoholį, nuo 5 klasės rūkyti pradėjau, taip, išmetas iš 4 mokyklų buvau, tai visi draugai buvo vyresni, aš gyvenau tokį iškart vyresnių gyvenimą, 16 metų, taip. Papuoliau tokią stovyklą visiškai netyčia, aš irgi ilga istorija, kaip ten viską papuoliau, bet tokioje stovykloje pakeičiau visiškai aplinką, pamačiau, kaip, wow, ten buvo blaiviškai aplinka, savaitę laiko stovykla buvo sveikuolių. Ir wow, man toks visiškai atrodo, bam per galvą, visiškai kitaip galima. Man kažkas tada grįžau jau galva taip kažkas kirbėjo, tos visokios mintis, kaip čia, kas čia, kodėl. Ir po kelių savaičių didelį stovyklą papuoliau. Jau taip viskas ten jau pats norėjau. Ir papuoliau, po tos stovyklos grįžęs viskas, atsisakiau alkoholio visiškai taip, kaip nukirstavo. Blaivės pramogas Simonas su draugais propaguoja Lietuvos mokyklose. Anot jo, užteks apgaudinėti save ir kitus, kad moksleiviai negeria. Geria ir dar kaip. Žinoma, padedami suaugusiųjų. Aš ir taip prieinamus visas, jis yra labai lengvas. Aš kaip buvau, šiaip aš buvau kitam kraštutinume. Aš tam pas mūsų narkotikai, žolė, kiti narkotikai, tai buvo visiškai paprastai. Nueini į tašką, nueini į kažkokiai paskambini draugui nusipirkai, lygiai taip tas alkoholis, tai tas alkoholis iš vis yra paprastas, nueini į parduotuvę, žinai, kurie kasininkai parduoda, tai dabar truputį jau sunkiau galbūt nusipirkti, bet tada mano laiku čia prieš keletą metų buvo labai lengva nusipirkti, tai aš manau, kad kuo labiau sunkinti reikia to nusipirkti, didinti amžių, didinti taškų skaičių, aš kitaip monopolį padaryti, kad net nenueitų tą parduotuvę, tai po kažkiek metų tai taptų tabu, kad reiktų eiti ieškoti kažkokį tašką, kur nusipirkti alkoholio vaikui. Aš nekalbu, suaugę jie galės, nuvažiuos, nusipirks ir jiems nebus problemų, juk daugumos suaugusiųjų namuose yra bariukas. Kaip tarp senimo, taip ir tarp jaunimo. Tvyro savotiška girdimo kultūra. Mėgstu rekomenduoti tokį dalyką vaikams mokyklose, kad pabandyt. Atrodo, čia irgi tabu. Mokyklose vaikai ten jis negeria, bet čia tabu. Pabandyt negert, visiems labai jums rekomenduočiau, pabandyt negert metus laiko. Ir pažiūrėti, kas įvyks. Arba, ne metus galbūt, čia labai jau yra rimtas iššūkis. Pabandyt mažesnį laiko tarpą. Ir pažiūrėti, kas įvyks, kaip reaguoja aplinka. Įdomus labai dalykai darosi, kaip žmonės ten tau kiša, ką jie sako. Tai, ir kaip tai galbūt nebekviesti kažkokį tai vieną ar kitą vakarėlį. Maniem labai keista, jie labai nori, kad tu išgertum. Labai kalbėti norite, kad tu kažko čia nesupranti, kad tu čia kažką tai įsidirbinėji. Tačiau Simonas užsibrėžęs tokias tradicijas nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tam jis turi ir asmeninę priežastį. Daug skausmo man buvo. Tai buvo policijom daug reikalų. Mokyklai buvo toks probleminis, kur eini į susirinkimus ir tu ten verki ir raudonuoji. Ne aš, mama. Tai man to iš tikrųjų gaila. Tai daug skausmo teko sukelti, bet dabar aš stengiuosi kaip galima tą išpirkti. tą, ką esu pridaręs seniau.
Jau 5. blaivus festivalis moksleiviams ir jaunimui šiemet vyks prie Pailgio ežero Švenčionių rajone birželio 30 Liepos 2 dienomis. Festivalio programa žada 3 dienas nenutylančios muzikos, niekur nematytas sporto veiklas, paskaitas, instaliacijų improvizacijas, naktinį kiną. Festivalio organizatoriai turi ambicijų tapti didžiausių energingai bei sveikai besilinksminančių bendraminčių judėjimų Baltijos šalyse. Ačiū, kad žiūrėjote. Laidos įrašą galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj laidoje Lietuva tiesiogiai.